Taigi, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, tai praeitos epochos mantra, kaip tik mes čia kalbėsim. Prahlada Maharadžas ir kartuoja tą mantrą, taip? Om Namo Bhagavate Narayanaya, sakydavo, čia mes Vasudevaya, o jis sakydavo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O mes dabar turime mantrą Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tai va, pažiūrėsim, kaip jam sekėsi kartuot mantrą ir kaip reagavo aplinka. Tai va, visą istoriją, pamokanti istoriją. Ne veltui, kada Čaitanė yra viena forma, šatbučia, 6 rankų forma, Čaitanė parodė. Tai kad viena ranko yra atsižadėjimas, 2 rankose tai saniasis simbolizuoja atsižadėjimą, arba bhaktus, 2 rankos simbolizuoja, tai yra Rama Krishna, reiškia tai funkcija Rama Krishna, jie kovoja, už tą kovoja, kad pasiektų tobulumą, ir paskui ant galo sufleita Krishna 2 rankos. Ką pasieksim, tai yra sambanga, abhidėja, prajodžina. Sambanga reiškia pirmiausia žinoti, kas Dievas, kas yra materiali gamta, kas yra džyva, tai yra kas yra sela, kaip karma veikia, kaip laikas veikia, kaip Dievas veikia, reiškia, kaip galime įsivaduoti ir kaip gali mūsų pakuoti materiali gamta. Jeigu mes tą žinosim, mes pradėsim kažką daryti. Tai va, kai pradėsim daryti, kas vyksta. Jeigu dabar čia antras etapas, abhidėja, antras etapas, kada ateina Nrisimha Deva, tai yra pats Krishna ateina Nrisimhos formoje, suplėšo demoną, ta prasme išgelbsti savo bhaktą. Jis ateina tam, kada išgelbė savo bhaktus. Tai va, paskaitysim, kaip sakant, iš pradžių Gitą. Paskaitysim iš 4 skyriaus. 4 skyrius tai yra transcendentinis žinojimas. Aštuntas tekstas. Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge paritranaya sadhunam Paritranaya sadhunaham Vinashaya cha duskritam Vinashaya cha duskritam Dharma samsthapanarthaya Dharma samsthapanarthaya Sambhavami yuge yuge Sambhavami yuge yuge Paritranaya sadhunaham Vinashaya cha duskritam Dharma samsthapanarthaya Sambhavami yuge yuge Paritranaya sadhunaham Vinashaya cha duskritam Dharma samsthapanarthaya Sambhavani yuge yuge. Kas atmintinai moka, galit padeklamuoti. Paritranaya sadhunam. Toliau. Vinashaya cha duskritam Dharma samsthapanarthaya Sambhavami yuge yuge. Dar Paritranaya sadhunaham Vinashaya cha duskritam Dharma samsthapanarthaya Sambhavami yuge yuge.
Mataji? Югала Кишоги? Паритраная. Išvaduoti. Sadhunam bhaktas. Vinašaja. Sunaikinti. Čia ir duškritam piktadarius. Dharma. Religijos principus. Samsthapana arthaya. Atkurti. Samhavami. Aš ateinu. Jugi, epocha po epochos. Jo dieviškos malonės eisi Bhakti Vedanta Swami Šrila Prabhupados vertimas komentaras Šrila Prabhupada ki, kad išlaisvinčiau dorosius ir sunaikinčiau piktadarius, o taip pat atkurčiau religijos principus. Epocha po epochos aš apsireiškiu pats. Kartu galim, kad išlaisvinčiau dorosius ir sunaikinčiau piktadarius, o taip pat atkurčiau religijos principus. Epocha po epochos aš apsireiškiu pats. Tai čia komentarą aš visų neskaitysiu, kadangi daugiau mus liečia šiandien avatarą. Apie avatarą. Tai čia Šrila Prabhupada ką kalba apie avatarą. Krišnadasa Kaviradžia Čitanya Čaritamritoje Madhya Lila 20.263 posmai glaustai apibūdina inkarnacijos požymius Srišti Hetu Ye Murti Prapančia Avatare Seišvara Murti Avatara Namadhare Mayatita Pavayome Saba Avasthana Vishve Avatari Dhare Avatara Nama. Avatara arba Dievo inkarnacija nužengė iš Dievo karalystės į materialią reiškinyje. Tas Dievo asmens pavidalas, kuriuo jis nužengė, vadinasi inkarnacija arba avatara. Visos inkarnacijos gyvena dvasinėme pasaulyje, Dievo karalystėje, avatarus vardą jos gauna, nužengusios į materialią kūrinyje. Yra įvairių rūšių avatarus, tai Purušo avatara, Guna avataras, Lila avataras, Šachtieviš avataras, Manvanatara avataras, Juga avataras. Jos ateina nusakytų laikų kiekviename visatos kampelėje, tačiau pats Krišna yra pirminis viešpas, visų avatarų pirmasis šaltinis. Viešpas šį Krišną nužengė, kad numalšintų tyrų bhaktų troškimą išvysti jo originalias transcendentinės pramogas Vrindavanoje. Taigi svarbiausias Krišnos avataras uždavinys patenkinti besališkai pasiaukojusias bhaktas. Viešpas sako, nužengęs asmeniškai kiekvieną epochą. Taigi jis ateina ir Kali amžiuje. Šrimad Bhagavata teigia, kad viešpats inkarnacija Kali-Juga yra viešpats Čitanya Mahaprabhu, kuris paskleidė Krišnos garbinimą, pradėjęs Sankirtanos judėjimą, tai yra kolektyvinį šventų vardų giedojimą, ir išplatinęs Krišnos sąmonę visoje Indijoje. Jis pranašavo, kad Sankirtanos kultūra bus skelbiama visame pasaulyje, plis iš miesto į miestą, iš kaimo į kaimą. Apie viešpats Čitanya, kaip apie Dievo asmens Krišnos inkarnaciją, netiesiogiai kalba slėpingi apreikštų raštų dalis Upanishadų, Mahaparatos, Šrimad Bhagavatam ir taip toliau. Taigi, viešpats avatarą nesusidoroja, kaip anksčiau, su nedaudėliais fiziškai. Įdėgus viešpats Čitanya Sankirtanos judėjimą, jis gelbsti jo savo nepaprastinę malonę. Faktiškai viešpas taip pat ateina nubausti, nekadėjus, reiškia. Bet jis šiam amžiui, kaip čia sakoma, mūsų protą, užmuša protą, ne mūsų, pakeičia protą. Tai va Sankirtanos judėjime, šventų vardų giedojame, mes pakeičiam savo protą. Tokia yra malonė Čaitanijos avataros. Bet šiandien mes kalbame apie viešpas Nirsingos avatarą, ateimą, kuris konkrečiai ateina gelbėti savo bhaktas. Kaip čia sako, ateina viešpas, kad išlaisvinčiau dorosius. Tai dorosius išlaisvinti tie, kurie pasiduoda, reiškia, jiem duodamas visas kelias, jie gali įsivaduoti. Sunaikinčiau piktadarius, ta prasme, kad tas piktadarius gali materiali gamta sunaikinti ir naikina.
O taip pat atkurti religijos principus. Tai pagrindinis momentas – išlaisvinti savo bachtas ir atkurti religijos principus, epocha po epochos. Kadangi viskas kinta, viskas degraduoja, religija taip pat degraduoja, tai viešpats turi ateiti. Šiandien mes kalbėsim, kaip jis padeda savo bachtams. Pirmiausiai, ačiū, kad pakvietėt ir ačiū, kad atėjot. Tai va, kas skaitėt apie Nirsimhadevą? Pakelkit rankas, bus aišku, kad kiti neskaitė. Daugumas neskaitė, tai mes truputį gal giliau pakalbėsim kaip istorija. Situacija tokia, truputį įžanga, kad mes gyvenam mūsų visatoj ir Vedos aprašo visatos sandarą, tiksliai, Vidžinomės, vieną žina 8 kilometrų tada, ne? Vidžina. Tiksliai atstumai visų planetų, 14 sistemų, ne tai, kad planetos 14, bet sistemų. Mes irgi, Žemė yra žemiškų planetų sistemos. Tai yra 7 į viršų, 7 žemyn. Mes žemiškos planetos vidurinės. Į viršų, reiškia, yra, kuo aukščiau, tuo tobulesnės sielos gali keliauti. Kuo žemyn, tuo demoniškesnės sielos keliauti. Yra 3 pasauliai. Yra 3 pasauliai, kurios valdo. Pirmą pasaulį valdo. Kas? Visą visatą mūsų valdo, reiškia, Šiva žmona, Durga. Taip? Šiva žmona Durga, tai yra kaip čia ta visata mūsų kaip kalėjimas. Valdo, reiškia, Durga, tai yra kalimo prižiūrėtai. Tai yra viešpas energija, bet kuri, kaip čia sako, sunaikyti predatorius ir išlaisvyti doruosius. Taip pat materiali gamta taip surėdyta, kad jeigu elgsis teisingai, tu įsivaduosi, kilsi aukštyn, įroinės planetas, dar šitam kūne. O jeigu reiškia, tai degraduosi žemyn, tai jos užduotis yra kaip prižiūrėtojas kalėjimo, tai perkelti į geresnę ten kamerą, kitą ten į blogesnę, tai vyksta tokia procedūra. Jeigu paimsim, panagrinėsim visatą, tai visatą irgi tai suskirsita tvarkinga yra. Yra demoniškos karalystė, yra žmonių, reiškia, žmonėms skirta, žmonių įvairių rūšių, yra 400 000 rūšių, kaip Vedas aprašo. Žmonėms skirta yra, tai yra žemiškos planetas. Visas astralas yra demoniškų planetų, reiškia, valdomas. Tai yra, ir yra rojinės planetas valdomas rojaus karaliaus Indros. Tai va, ir viso yra 3 kultūros. Yra vedinė kultūra, tai yra Satvagūna, tai yra rojinių planetų, ir Indra valdo. Yra Radžio, tai yra demonai, Radžigūna, aistros, tai demoniškai, tai yra astralas visas. Ir yra žemiškos planetos, tai yra viduryjų, tarp astralo ir to, ir rojinių planetų. Tai vat mes randamės šičia. Ir mes galim, kaip sako žmonių, situacija tokia, kad mes galim pasirinkti kelią savo. Ir vat, tam duota dharma, pareiga. Ir kils klausimas, kodėl yra demoniškos. Demonai reiškia, kodėl nesunaikina iš karto tas demonas. Ne praktiškai. Bet materiali gamta yra dualybė, tai praktiškai. Kur yra gėris, ten yra blogis. Kur yra vyras, ten yra moteris. Kas daugiau ten yra, priešybių čia daug yra. Galim išvardinti. Ką? Jo, šviesa, tamsa, diena, naktis ir taip toliau. Visur priešybė, dualybė. Ir kaip, manau, mūsų poelgio priklauso, mes einam iš šviesiau gyvenam, einam aukštesnės planetas ir už tą žmonės čia medituoja, ką vieni medituoja Satvagūną, vieni medituoja pusdievius, ta prasme, ten tvarka yra, jų kultūra. Kiti medituoja astralą, skaito, kad jis medituoja dvasinius dalykus, bet jis faktiškai su demonais bendrauja. Treti, reiškia, žmogaus lygyje, turtai, grožis, taip toliau, graži žmona, reiškia, vaikučiai, taip toliau, reiškia, visą gyvenimą praleidžia. Kad tobulėti viešpas davė visiems visus šansus, demonai gavo irgi savo kultūrą. Kodėl? Ir demonai reikalingi. Jie buvo sukurti, yra dieviški, ir jie dieviški demonai vadovauja. Yra rojiniai, reiškia, pusdieviai, tai yra Brahma vadovauja aistrų gūnai.
Šiva vadovauja, reiškia, Tamasui, tavo astralai visam. Bet Šiva Bhaktas yra. Šiva yra Bhaktas ir jeigu mes tik tai pradedam tobulėti, jo žmona Parvati arba Durga arba daug vardų, Himalajos duktė ir taip toliau, reiškia, Šakti, energija. Ji mums padeda iš karto. Nes kuriant pasaulį yra Višnu, pažvelgia į materialią gamtą ir įmetė ką? Įmetė 3 dalykus įmetė. Laiką įmetė, kad pradėtų viskas suktis. Paskui įmetė džyvas, mūsų sielas, su savo visais norais, nes vis tai su savo norais tai čia samsaros rate sukamės. Tai mirštam, tai gimstam, tai toliau. Mūsų įmeta ten, po eilinio naikinimo vėl įmeta kažką tada. Ten įmeta, kur mums priklauso, kur mūsų norai yra. Tai vieni papuola į Satya jugą, į auksinę amžinį, kiti papuola į Treta jugą, kiti papuola į kitą, o šį jugą kokią? Kali jugą. Mes papuolėm čia, į Kaune mes, tai praktiškai. Papuolėm čia. Reiškia Kali jugai. Dabar eina kalba, visiems duoda galimybę įsivaduoti. Tai yra dharma. Čia sako, jie duoda religinius principus. Demonai turi savo religinius principus, jų pareiga yra naikinti viską, reiškia, ir jie tą atlieka. Bet kada jie, demonai, kada pradeda neteisingai elgtis, jie užkariauja rojinės planetos, daleiskim, žemę užkariauja. Tada jos ateina avatarą ir atstato dharma, religijos principus. Atstato, reiškia, demonai, gyvenkite ten savo astralę, tvarkykitės, pusdieviai, savo tvarkykit reikalus, žmonės, gyvenkit čia ir jeigu gyvenkit, jeigu už tą gausit tą, už tą gausit tą. Tai va tokia įžangėlė, gal per ilgą, aš nežinau, nenuvarginau, čia neužmigčiau. Atrodo, kaip sakant, viskas toli, bet mes šiek tiek tai viską tai jaučiam, tai praktiškai. Tai bet aš kodėl sakau? Todėl, kad Nrisimha atėjo, reiškia, išvaduoti savo Bhaktą, Prahladą Maharadžį. Nu, iš ko išvaduoti? Nuo demonų priespaudos, nuo Hiranyakashipu, kuris užvaldė visą visatą. Jis padėsi nuo to, kas įvyko, kodėl tas viskas įvyko. Taigi yra demoniška kultūra taip pat. Ir yra Vedų kultūra, tai yra Satva Guna arba pusdievių kultūra, ir yra žmonių. Vienas iš avatarų buvo Varaha avatarą, tai yra šerno forma. Kadangi buvo žemė, iš žemės buvo siurbamas yra auksas ir prarado balansą, žemė buvo nukritusi į Priežasčių okeaną. Ir kadangi skaitosi į Priežasčių okeaną žemiau pragariškų planetų, tai jis yra užterštas, tai va šerno forma priėmė. Tokia forma, reiškia, ir iš tą žemę pakėlė atgal į tą rūbytę. Tai va dabar irgi mes matome siurbę naftą, taip toliau čia nieko gero nelauksim. Visokios bus įvykiai. Tai va ir įvyko. Hiranyakša ir Hiranyakashipu buvo 2 broliai, demonai, karaliai. Ir jie abudu vienas kitą labai mylėjo ir Hiranyakša kaip tik užsiėmė to reikalo, kad jį domino vien tik auksas, turtai tik. Todėl jis visą visatą organizuodama, kaip tą auksą gauti, reiškia. Ir kaip aš minėjau, pažeidė dharmą, tos visatos dharmą pažeidė ir todėl nukrito tą planetą ir niekas negali jos pakelti, reiškia, buvo pusdieviai prašė padėti pagalbos, kad ateitų avatarą, reiškia, ateitų pats Višnu. Ir į Višną atėjo toj formai ir įvyko mūšis su, reiškia, su to Hiranyakša, o jis ir demoniškas, jis demonas, jo ir gabaritai didelis, ten, kaip sakant, gali kovoti ir su aukščiausiai toj formai, bet ten mūšis kita istorija visiškai. Taigi išvadavo, užmušė tą demoną. Užmušė demoną ir aišku, ten meilė tai lieka savo artimiesiems, viskas. Demonai irgi taip pat visi myli vien savo kitą, ir dar daugiau gali, kaip sakant, įsijautė jausmais. Tai brolis labai pergyveno Hiranyakashipu. Hiranija tai yra auksas ir Kashipu yra lova, taip, reiškia, minkšta lova. Auksas ir minkšta lova, daugiau jam niekas nedomina. Jis buvo užkariavęs visą visatą. Tai yra iš pradžių jis nebuvo užkariavęs. Jis jau vardą tokį turėjo. Jis buvo gimęs, jau, sakant, to tikslu. Ir siekė vis tik auksą, siekė ir malonumų.
materialių, reiškia konkrečiai lovos siekia. Tai va, jis labai pergyveno dėl savo brolio ir kai sužinojo, kad čia Višnu tai padarė, ir demonas, kuo skiriasi nuo pusdevio, demonas pusdevių demonas ir nuo tikro pusdevio, kuo skiriasi, tik skiriasi tuo, jis turi dar daugiau mistinių jėgų, demonas turi, bet jis tik tai pusdevis, tai jis pripažįsta Višnu, kad Dievas yra Dievas, kad jis gali padėti ir tarnauja, pusdeviai tarnauja aukščiausiai. Ir kaip bėda jie kreipiasi, kaip sako, Dieve padėk, reiškia, ir padeda visą laiką. Tai vat, avatarą ateina padėti pusdevėms. Padėti pusdevėms atstatyti, reiškia, nes pažeista. Ir jie susidoroti su demonu negali. Tai vat, Hiranyakšipų labai apraudojo savo brolį ir jis įsivaizdavo, kad Višnu tai yra kaip ir jis, reiškia, jeigu daug įgėsi jėgos, reiškia, galėsi valdyti pasaulį, visatą, tai reiškia, yra Vištų postas, yra Brahmos postas, yra Indros postas. Jis skaitė, kad čia postai. Užimt gali. Nu, jeigu gauni čia ministro portfelį, tai portfelis. Iš karto antspauda, iš karto yra, nereikia rūpintis, yra kam kas dirba, ne tik tai pasikeitė ministras portfelis, o tie kitas atsisėda. Tai va, Hiranyakšipų, reiškia, jis skaitė, kad galima Višnu užimti jo portfelį pasiimti. Tai tame skirtumas ir buvo, kad demonas skiriasi, kad jis skaito, kad Višnu arba Krišna, tai kad čia kaip kažkoks, kaip sakant, lygis aukštesnis, kurį galima užlipti kokį čia, arba iš užpakaliaus virventą, kaip nors užlipti kaip alpinistas ir nuversti nuo sosto. Tai labai jis pergyveno ir keikė savo priešą Višnu ir prisiekė jis, kad jis kovos iki gyvenimo pabaigos, atkeršė savo broliui ir ten kaip daro jie visokias aukas. Jagės visose kultūrose yra, kaip ir pas demonas yra jagės. Jagės yra, kokios jagės yra? Žinot kas nors, ne? Krišna prašo Bhagavad Gitoj, 3 skyriui, Karma Yoga, 3 skyrius. Jis aprašo, kaip kuriamas buvo pasaulis. Tai va čia pora posmų, pagrindiniai posmai, kame situacija. Veikla turi būti atliekama kaip auka Višnu, kitaip ji bus vergystės materialiame pasaulyje priežastis. Tai yra. Todėl ir Kuntis atliks savo nurodytas pareigas patenkindamas jį ir visada bus laisvas. Kūrimo pradžioje visų būtybių viešpas siuntė žmonių bei pusdevių kartas su aukomis Višnu ir palaimingas tardamas, būkite laimingi šią jagę auką, nes jis suteiks jums visus troškimus dalykus, troškstamus, reikalingus laimingai gyventi ir išsivaduoti. Aukomis patenkinti pusdeviai atlygins tuo pačiu ir tokių santykių tarp žmonių ir pusdevių dėka įsivaraus visoje gerovė. Pusdeviai atsakingi už įvairius gyvenimo reikmes, užganėti aukos, jagijos atlikimu, apdovanos jūs būtinais dalykais, bet tas, kuris naudojasi pusdievių dovanomis, jiems neatsako tuo pačiu, yra tikriausias vagis. Taigi tokia situacija. Reiškia, sukurtas pasaulis, sukurtas mechanizmas, sukurta tvarka, administracija yra, visi jagės atlieka, demonai savo atlieka, žmonės čia atlieka, kad patenkint pusdievius, pusdieviai atlieka jagės aukščiausiai. Tai Krišna sąmonė skirta jau iš satvagūnos, iš pusdievio lygio atlikti aukas. Kartais ir nesuprantam, kodėl čia tokie mums neįprasti, reiškia, tokias jagės reikia daryti su aukščiausiai. Tai vat. Ir jeigu visi tą atlieka, visi gyvena laimingai ir progresuoja. Tai va, Hiranyakšipų, demonų karalius, jis prisiekė visiems girdint, kšatrijus, jeigu prisiekė, tai jis atiduos gyvybę, kad jis užmuš Višnu, reiškia, ir pradėjo kovoti su demonais. Bet kad nugalėti demonus, kad nugalėti priešą savo, reikia turėti jėgos. Tai ką mes darom?
Mes darom Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. A demonai, jie nemėgsta, kaip sakant, jie kartuoja mantras, bet galbūt kartuoja mantras irgi asmenybės, jie yra garbina Šivą. Ir sako, Om Šivajaya Namaha, Om Šivajaya Namaha, Om Šivajaya Namaha. Mes galim irgi Šivą ir turim pripažinti, nes jis baktas yra, bet jo pareiga yra žiūrėti, kad jis yra mielaširdingas, ta prasme, demonai tai yra daugiau savanaudžiai, aš ir mano, kaip sako, viskas mano. Tokia jų pozicija. Bet kad visi grįžtų, sistema yra tokia, kad visi turi grįžti į dvasinį pasaulį, arba galų gale tik jau pakilti aukščiau, progresuoti, tai Šivos uždavinys yra duoti jiems. Todėl yra ten kultūra visa ir turi prisilaikyti tos kultūras, tada gaus malonę Šivos ir jie gaus jėgos. Ir ten jau todėl visokių istorijų yra. Tame tarpe ši istorija yra Nekašipu su Višnu. Ir kodėl Nrisimha atėjo liūto, to pusiau žmogaus, pusiau liūto formas. Čia istorija, kad atstatyti dharmą, kaip ne vien tą dharmą, vien tik tai vedinio dharmą, bet ir žmonių dharmą, religinę dharmą ir demonų dharmą. Demonas turi savo karalystėje tvarkytis, pusdavė savo karalystėje. Tai va tie Hiranykašipu turėjo atlikti askezę, rūščią askezę, o askezės atliekamas Himalajuose. Išeina Himalajus ant 10 metų, kažin kodėl, nežinau, pagal, jeigu į pusdavėjai, tai jie išeina 10 metų, jų 10 metų, kaip pas mumis ten, nežinau, kiek milijardai ten metų. Bet mūsų žmonės, reiškia, irgi atlieka į rūščias askezės ir Hare Krishna mantrą kartais kartoja, kažin kas, kaip jau pripažinkė, kai jam irgi kažkiek daug, ne, praktiškai. Kai žiūrėk, Bhaktisiddhanta Sarasvatis 10 metų, ne? 9, apie 10 kažkas. Matyt, ten tas periodas reikalingas, kad tik tai įsijaust, kaip sakant, pajusti. Čia askezė. Kartais klausė, o kaip mes kartuojam Hare Krishna, čia, kaip man kiti tokie ksatriai, kaip atlikti mano askezę. Nu, ypatingai Rusijoje, ten kaip pradėjo judėjimą, tai būdavo sakyti, aš noriu askezės, ta prasme, jam į kalnus eiti, ten buvo planų visokių kalnuose gyventi, ne tik planų, bet ir taip darė. Ta prasme, askezė, bet askezė didžiausia yra paklausyti dvasinį mokytoją ir toliau kartuoti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mes kartuojant, sąmonę valosi, mes kylam aukščiau, pradedam pažinti tiek savo materialią gamtą, tiek astralą, tiek pusdievių gamtą ir paskui transcendentinį pasaulį. Tai va, tai demonai atliko savo askezės. Jis ten stoja, hatha yoga užsiminėja arba pranayama. Ir jis, kaip minėjau, apie 10 metų, ant galo jis jau stovėjo ant vieno piršto, ant kojos, vieno piršto, visą tą pozą, kur yra, ant vieno piršto stovi. Tai įsivaizduok, kad su žemė susilietęs tik tai vienu pirščiuko galiuku. Ir ant tiek jis turėjo jėgos, kad iškentė, kada jos skruzdė suvalgė jo kūną, tą materialų grubų kūną suvalgė. Ir jis nejuto ten, jis buvo taip pasiryžęs. Ir jis meldėsi Brahma, kadangi Brahma sukūrė visą tas formas žmonių, ten gyvulių formas ir taip toliau, tai prašė Brahmas malonės, patenkint Brahmą. Ir jis taip galingas toks tapo, kadangi taip susikoncentravo, kad iš jo ėjo, jis paskui jau gyveno praktiškai savo tik kauluose, funkcionavo jos subtilus kūnas, bet tiek galingas buvo, kad iš jo ėjo liepsna jau, iš jo to proto, kadangi jis buvo nukreipęs į vieną tašką. Bet yra meditacija, tai ką, į vieną tašką medituoti, tai jis meditavo, reiškia, patenkint Brahmą. Ir pusėje pradėjo skūstis, kad visą to netvarka, reiškia, jau yra balansas, tai praktiškai, žiūrėkit, kvėpavimą yra ritmas 1, 4, kiek ten 16, ne? Ar 2, nesimena 2?
yra ritmas. Jogus apmoka, kaip Patanžalį jogoje, ką? 2-16-8, 2-16-8, arba 1-8, 2, kaip sakant, kiek aš sugebu tiek, bet aš į ritmą galiu įeiti. Tai jis ritme, tada jis su visata, ir kada jis jau nugalėjo tą visatos, tą jau reiškia, jis taip pat tuo pačiu ritmu kartuoja, bet jis tikslą turi visiškai kitą, jis medituoja į Brahmą, reiškia, jis pažeidė tavo daromą visą visatos. Ir, reiškia, tie pusdyviai sako, negalim susitvarkyti, o visą chaosas čia, visą karštis baisus visatoj. Ir Brahma tada nusileido, sako, ko tu nori. Reiškia, sako, pusdyviai priversti, jeigu mes darom askezę, ne dvasinę askezę, nepasiek dvasinius dalykus, bet darom askezę, daleiskim, Brahmą patenkinti ar Šivą patenkinti. Ir jeigu mes darom askezę, jie priversti. Jeigu, kaip sakant, nepatenkinti, ir ateina duoda malonę, klausia, ko aš galiu tave patenkinti. Baig askezę, ko aš galiu tave patenkinti. Na, jis pradėjo, sako, duok man nemirtingumo. Brahmas sako, aš pats mirtingas. Aišku, pagal relatyviai jis gyvena Brahman, jo Brahmas diena, tai ten aš nežinau, kiek milijardų, kiek trilijonų. Tai baisu, ten nesuskaičiuosi. Viena pusdievio diena, tai yra mūsų visatos egzistavimas. Neegzistuos, bet mūsų vieną dieną Brahmas. Nu, kai tai yra 4 milijonai, 4 milijardai, tai yra diena viena, taip? Visatos, tai yra visatos naikinimas ir vėl atkūrimas. Ne visą tą visatos naikina, bet viduje. Tai kaip čia sako, įvairios avataros yra. Tai va, jis, reiškia, tai tokia žiauri jo askezė buvo, kad atėjo, sako, ko tu nori, reiškia, aš nemirtingumo. Sako, aš negaliu. Aš pats mirtingas. Nes Brahma gyvena 100 irgi metų, mes irgi 100 metų, pusdyviai irgi 100 metų, bet jų laikas skiriasi, kadangi kuo aukščiau, relatyviai ilgėja laikas. Tai praktiškai. Kuo žemiau, todėl sako, jeigu mes pradedam demoniškai gyventi, tai kas vyksta dabar ir numatyta yra, kad žmonės gyvens, greitai gyvens kokius 35 metus, jie suaugs taip pat, ir subręs, iš išoriškai pasens ir mirs. Reiškia, tai eina žemyn arba aukštyn. Ir va ta kultūra vedinė labai svarbi tame, kad žmogui leidžia pasiekti satvagūną vėl atgal. Vien tik tai užsiimant, reiškia, bhaktį, galima išmokti kokią 10-30 metų. Ta prasme, natūraliai, kadangi, reiškia, pakilti. Tai va. Brahmas sako, aš pats mirtingas. Negaliu, sako, duoti tokio, prašyk pas. Tai Hiranyakashipu sugalvojo, dualybę sugalvojo. Nei dieną, nei naktį, nei rytą, nei vakare, nedalėskit. Nei reiškia, kad negalėtų užmusti nei pusdievis, nei žmogus, nei gyvis, kažin koks. Taip išvardino viską, ką jis žino. Tas dualybė visą pasaulio tą dualybę išvardino. Nu, Brahma gerai, sako. Laiminu. Su dešinė ranka, taip, dešinė duoda palaiminimus, kairę reikia slėpti. Su dešinė duoda palaiminimus. Hiranyakashipu iš karto. Viskas, dabar aš Dievas. Dabar gerbinkit mane. Kadangi ir jam davė kūną auksinį faktiškai. tą jau materialų kūną, kad jis nepažeidžiamas. Gali ten su juo, su kardais, su kopul, ten sprogdinti, auksinis spindintis kūnas, nieks nepažeisti. Bet jis buvo galingas, jis turėjo visas mistinės jėgas, savas kezės dėka. Jis tame tarpe jis gavo visas mistinės jėgas, kadangi jį nieks nenugalės, tai reiškia, jis turės visas mistinės jėgas. Jis apsidžiaugė ir jis iš karto savo demonus suorganizavo, kad reikia nusiaupti visą tą, pirmiausiai ką, priešus, kas priešai? Višnu, o Višnu baktai pusdieviai, o pusdieviai kaip gyvena, vedų kultūra. Tai ką, karvės kerst? Tai praktiškai, iš karto brahmanų žudyti. Ir prasidėjo teroras, degint viską, taip toliau galite istoriją paskaityti. Užėmė sostą, pusdievių užėmė, Indra iš sostą išmetė, pasiėmė anspaudus, pradėjo anspauduoti, reiškia pusdievių anspaudai.
uždarė tos pusdievius į kalėjimą. Jie nemirtingumo turė, amritą išgėrė, bet jie buvo nusižengę. Prieš tai yra istorija tokia, tai nenugalėtų tų pusdievių. Bet kadangi jeigu nusižengi savo dvasiniam mokytojui, jie buvo nusižengę savo dvasiniam mokytojui. Indra buvo užkariavęs pusdievius, tai yra demonus, demonišką tą pasaulį buvo užkariavęs, jis tikrai nukariavęs jį, pasimė turtus ir paliko juos ten skursti. Ir vien dėl to, kad tie demonai buvo pažeidę savo dvasinį mokytoją nurodymą. Jų dvasinis mokytojas yra šukračarija. Tai jie nepaklausė savo dvasinį mokytoją ir iš karto Indra užpuolė ir nugalėjo. Laisvai jos. Ir jis labai džiaugiasi, sėdi sostė, ten jam kaip šiandien šokėjas šoks mums irgi. Ir šokėjas šoka. Šur gražu, reiškia, atsipalaidavimas. Ir kai tik turtai suneša karūnas šitų pusdievių, visokių karalių, tų demoniškų pusdievių karalių, jam prikojų, Indras pakloja. Indra tai rojinių planetų karalius, rojinių planetų. Jo ten asistentai sėdi, Vivasvanas, Saulės dievas, Čandra, tai yra Mėnulio, tai yra mums proto valda mūsų. Ten sėdi Agni, ten sėdi kokie dar Vajų, Merkurijus ir taip toliau. Ir jis, reiškia, šoka jam. Ir kai tik tuo momentu ateina jo dvasinis mokytojas. Dvasinis mokytojas kuklus ateina. Brigaspatis, tai buvo. Brigaspatis, pusdievių dvasinis mokytojas, įėjo. Visi pašoko, atsistojo, išreiškė pagarbą atsistojimo. Indra vartė akis iš to malonumą, čia ką jis užkariavęs. Ir jis pasijuto brandą, kai sako. Paliko sėdėti. Dvasinis mokytojas ir pasižiūrėjo, apsisuko ir išėjo. Ir dingo. Indra iš karto suvokė, kad viskas padariau, reiškia, įžeidimą. Įžeidžiau savo dvasinį mokytoją. O jeigu įžeidžiau dvasinį mokytoją, mes iš karto, dvasinis mokytojas duoda jėgą visą. O jeigu įžeidė viskas, nieko jėgos nebeturė. Taip ir įvyko. Brigaspatis pasislėpė. Iš rojinių planetų pasislėpė visiškai. Neberanda Indra niekur. Jis panikoj siunčia. Iš karto kas reakcija eina. Mes tą pažįstam reakciją visiems savo kailio, tai praktiškai. Taip prasidėjo reakcija. Demonai, šukačarija, iš karto suprato, Indra įžeidė dvasinį mokytoją. Jie silpni, savo sako, laikas pulti, atsiasi ir revanšuoti. Ir užpuolė ir kaip ta situacija tokia. Dabar jau sėdi sostė Hiranyakashipu. Jo dvasinis mokytojas, kaip sakant, jį palaikė, davė jam jėgą, davė visus ginklus, užėmė sostą ir Hiranyakashipu iš malonumo vartė akis, sako, kada žmogus materialistas labai patenkintas, jis varto akimis, ne, praktiškai pastebėjom. Prausiai akis tokios sklaido ir jis varto net iš malonumo. Ir jis ir galingas buvo, jis turi visus anspaudus, turi visas mistinės jėgas. Ir jis kaip tik tai suraukdo antakius, jau visi bijodavo ten žemėje, ten viso kitoj karalystė, visi bijodavo jo, visi lenkėsi. Pusdieviai tarnavo. Narada irgi, Narada mes žinom, sako, Narada irgi atvažiuoja su savo vyną groja, o vyną ką jis groja, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Taigi Narada irgi reikėjo užsiimti dualizmu. Ne, bet jam reikėjo užsiimti, ko užsiimti reikėjo? Diplomatiją, kadangi demonai valdo. Tai va, ir sako, kodėl klausė, kodėl net pusdieviai pradėjo, reiškia, tarnauti. Iš ties nėra, kai čia buvo anksčiau, reiškia, nieko nepripažino, reikia diplomatijos užsiimti. Nes tiesiogiai, demonas tai ką, ubratis palačia, kai sakydavo. Iš karto. Taigi, sėdi sostė, įžeidė dvasinį mokytoją, dvasinis mokytojas pasislėpė, o tai pasislėpė reiškia nebepadeda. Elkitės kaip norit, jūs ten labai išdidus, jūs labai patenkinti ten, už tai sėdit, reiškia turtingi, čia jau šoko, reiškia viskas ten groja. O kas įvyko? Demonai įsiveržė į rojines planetas ir užkariavo.
pusdievė netvarka, jų pareiga yra tarnauti Dievui, tai padaryti situaciją, kad dušelė, kuri miršta čia, melsdamas eitų arba į dvasinį pasaulį, arba į rojines planetas, arba į pusiau rojines, kokias, arba galų galę žmogum liktų, arba tie demoniškas natūros, kad eitų į pragariškas planetas, gauti ten pragariškus kūnus tos, ten smaloja, ar kuris ten virtų, aprašyta 5 giesmėje, visas situacijas. Ir tvarka visur, visi vykdo ten, viskas dirba, tai jokios tvarkos nėra, demonai sėdi rojinės planetose, dabar dušelė ten visą gyvenimą meldėsi, ateina ten, o ten demonas sėdi, duok jam, dainuok jam, šok jam, taip toliau. Taigi pusdieviai ir jie savo pareigų nebetlieka. O pas ką kreiptis? Kreipiasi į Višnu, Višnu padėk. Nu ką, Višnu sako gerai. Gerai, sako, aš padėsiu. Ir prasideda istorija. Ir kaip jis padėjo, ant kiek jis nukrypęs tas Hiranyakšipų. Ant kiek jis sakė, kad dabar nuo šios minutės aš Dievas. Ir dabar lenksitės man. Jis pristatė statulų, kaip buvo Stalino. Taip praktiškai. Filosofijų savo privarė. Ir kas nesilenkia, visus į Sibirą ar kur ten. Taip ir buvo. Tai va, pristatė mokyklos moko daugiau nieko, ką moko, dualybės moko, diplomatiją, politiką, materialūs mokslai visokie, jokios dvasiškumo reiškia. Tai va, ir jis savo sūnų, ir pas jį buvo sūnus. Sūnus gimė, čia paskui papasakosim istoriją, Prahlada Maharadžas. Tai va, gimė pas jį sūnus, o sūnus gimė, jau čia Višnu sakė, aš ateisiu, ir jis kaip padarė, jis pirmiausiai pasiuntė savo bachtą. Tai va, Bhaktas, tai Prahlada Maharadžas gimė, pas Hiranyakšipų, kai atliko askezę, jo žmona buvo padėtyje ir pusdieviai tada galvoja proga yra, dabar Hiranyakšipų sėdi, ten kartoja Om Namo Vishnaya Namaha, Om Namo Shivaya Namaha, Om Namo Shivaya Namaha. Pusdieviai pasiuntė savo pasiuntinius ir šitą susėdo papūgos formoje, Birgaspatis. Ir kartoja Om Vishnaya Namaha, jo priešo, reiškia vardą Vishnaya Namaha, kad sunervuot, kad išmušti iš tos meditacijos. Ir kaip bebūtų, reiškia, neišmušė. Hiranyakšipų vis tiek ten toliau Šyvą garbino, o pusdieviai užpuolė visą karalystę, nugalėjo jos, pasiėmė turtus, pačių po žmoną tą, man, vardą užmiršau, aš vardu atleiskite, tai jau mano amžius tos, galit atleisti. Nu jau, tai va, tai žmona paėmė ir jis norėjo užmušti ją, bet pasiėmė ir tempė į rojines planetas ir sutinka Naradą ten. Jis skraido Naradą, jis gali Naradą, Bhaktas jis gali ten būti ir dvasinio pasaulyje, ir rojinėse planetose, ir kai tik buvo visatoj. Narada sako, ką tu čia, sako, vot Hiranyakšipų žmona, sako, tempiu, paskui mes palauksiu, kai gims tas vaikas, sako, ir užmušim tą vaiką, reiškia, nes čia gyvatukas auga, demonas. Narada sako, bet ne, sako, čia Bhaktas, sako. Jam įtikino, kadangi Narada Bhaktas, reiškia, patikėjo, Indra, tai yra rojinių planetų karalius, patikėjo, kad čia jo žodžiais, ir paleido ją tą žmoną, Hiranyakšipų atidavė Naradai. Narada, suprasdamas, kad atlieka askezę ir jai pavojus, tai jis pasimė pas savį ašramą, paklausė, ar nori ašramę pagyventi. Ir jis savo ašramę jis ten, ir tas jį buvo tol padėtyje, kol negrįžo vyras, kad vyras paskui neįtartų tą žmoną, kad jis kur čia buvo, kažin kur ten pastos ir anos, ten ir taip toliau. Tai va, reiškia, jį buvo padėtyje tol, nepagimdė vaiką, kol jis negrįžta. Tai va, kai Hiranyakšipų grįžo, reiškia, žmona viskas ir vaikas, reiškia, viskas akivaizdu, viskas, kad čia jo, reiškia, taip toliau. Ir gimė tas jau, o faktiškai, išviesė, kaip jis buvo rojinėse planetose, tai yra pas Naradą, ašrame, tam dvasiniam ašrame, Narada mokė, davė, reiškia, žinias dvasinės ir kalbėjo, jis ir mantrą sakė,
Om namo Narayanaya namaha. O kai sako dvasinis mokytojas, pasako tą mantrą eina, mes turim regėjimą, turim klausą, turim tiesiog į širdį turim kanalus. Tai va sakant, tas, kuris realizuotas, jis tiesiog į širdį sako. Tai ir jis pasakė į širdį tam vaikui, tas vaikas ir mantrą išgirdo, ir paskui išgirdo Narada atsakymą, Om Narayanaya namaha, Om, reiškia visas tvarkoj, Bhaktas jau ten vis. O Bhaktas, kodėl jis išgirdo tą mantrą? Mes girdim kartais, bet mes, sako, praktiškai, nors sako, bet mes negirdim. Tai va, Šrimad Bhagavatam sakoma, kad tyras asmenybė, tai Prahladas Maharadžas jau atėjo tyra asmenybė, jis turėjo tyrą sąmonę. Ir jis išgirdo, ir jis atsakė tą prasme. O jo motina, arba to Hiranyakšipų žmona, irgi viską girdėjo, viską priėmė, suprato viską, bet po kiek laiko tas rūpesčiai, gamtos, ten dualybė tą visą, vėl nunešė ją, tai bangomis, ten į materialų pasaulį, užmiršo viską. O šitas neužmiršo. Tai sako, kodėl jis neužmiršo, tai va, kadangi buvo tyra sąmonė. O reiškia, kaip mums tada? Tai va, Šrimad Bhagavatam pirmoji giesmėj, 3 skyriui, paskutinis posmas, kalba Šukadeva Gosvamis, kalbėdamas apie visą situaciją. Kalba, kad sako Šukadeva Gosvamis, taip kalbėjo, kad jis pats žinias gavo iš Vasudevos, sako, aš su didžiulė įtampa, su didžiulė klausiausi ir viską supratau. Dabar aš jums perpasakoju. Tai sako, žmonės anksčiau vieną kartą išgirsta ir viską žino, viską supranta ir gali atkartoti. Pagal situaciją, pagal Kaladešą patrą, pagal laiką, aplinkybės ir vietovę, jis gali, bet tą idėją gali atkartoti. Tai vat prieinam prie tos tyros sąmonės. Kaip ta tyra sąmonė, kame reikalas. Tai va čia ką sako Prabhupada. Tai va, o mokyti brahmanai. Kai Šukadeva Gosvamis, imperatorius Prakšito, girdint deklamavo Bhagavatam, aš klausiausi jo sukaupęs visą dėmesį ir taip šio dydžio ir galingo išminčiaus malonę suvokiau šį kūrinį. Tai, ką išgirdau, supratau, dabar pasistengsiu perteikti jums. Tai reiškia, kad perduoda Šrimad Bhagavatam. Bet ar suvoksiu, kiek aš suvoksiu, priklauso nuo mano švaros. Taip praktiškai. Jeigu būtų švarus žmogus, iš karto supranta, nes ta švariai iš širdies perduoda. Jis be jokių ten tų... Aišku, jeigu mes nerealizuotas asmenybės, mes galim perduoti savo, kaip sakant, dar priedus kažkokius savo šarvus. Čia Šrila Prabhupada aiškina apie tą švarą. Tačiau maža vien klausytis, reikia labai susikaupti ir gerai suvokti jos turinį. Žodis nivišta reiškia Bhagavatam, nektarą ausimis gėrė. Bhagavatam gėrė nektarą ausimis. Būtent taip reikia klausytis Bhagavatam, arba tas istorijas. Reikia klausyti per ausį ir širdį, kad pajustų. Jos prireiks mūsų gyvenime, nes jos duoda modelį, kaip viskas vyksta. Klausytis turime išverto žmogaus ir labai įdėmiai, kad kiekviename puslapyje patirsime Viešpats Krišnos buvimą. Taigi šiame posme atskleidžiama paslaptis, kaip suvokti Šrimad Bhagavatam. Negali susikaupti tas, kurio protas netyras. Protas negali būti tyras, jei netyri poelgiai. O poelgiai negali būti tyri, jei žmogus neteisingai ką daro? Jo, maitinasi, valgo, mėsytė, ir taip toliau, žuvytė, valgo, miega, taip. Jo, ginasi ir porojasi neteisingai. Tačiau šiaip ar taip, jei labai įdėmiai klausysimės pasitikėjimo verto klausytojo, be jokių abejonių, jis pas Viešpats Krišna pasireikš mums ir knygoje, ir kalboje. Ta prasme. Tai vat labai svarbus momentas. Taigi, Prahlada Maharadžas, kadangi jis buvo tyras bhakta, Krišna atsiuntė jį specialiai misiją padėti pusdieviams, atstatyti tvarką, dharmą atstatyti religinę. Jis buvo jis vis kartą išgirdo viską, jis pradėjo Om Namo Bhagavate Narayanaya, visą filosofiją aiškiai jam, dualybę,
jis gimė, iš karto Hare Krishna, tai ne Hare Krishna, mantrą kartoja. Reiškia, tėvas iš pradžių priėmė labai švelniai, tai galvoja, vaikas kažkur girdėjo, kažkas, tai kaip nekartokia, reikia mokyklą į demonišką mokyklą, ten politika, ten diplomatija, ten jį pertaisys, davė užduotį, padarykit jį gerų demonų, jis turi būti princas, jis bus karalius, demonų karalius, jis turi visą demonų mokslą žinoti. Tai va, jį uždarė į mokyklą, o jis labai mandagus, jis viską išklauso, bet jis savo nuomonę pasako, ta prasme. Mokytojai irgi iš pradžių taip toleravo jį ten, bet paskui pasižiūri, po kiek laiko, kad visi jų ten draugai tie, jie irgi taip pat pradėjo savo, kad ne. Ten stovėjo Hiranyakšipų statula, didžiausia, kiekvieną dieną pakabina girliandą jam, reiškia, ir čia, kas yra absoliuti vaikai, kas yra absoliuti tiesa? Kas? Hiranyakšipų, absoliuti tiesa. Reiškia, Dievas jis. Visi sako vaikai, o paskui pradėjo nesakyti, Krišna ten darasi, Krišna yra absoliuti tiesa. Tie kamereigalas pasiskundė, mato, nebesusitvarko jau. O Prahlados Maharaji, tai vaikai, jo draugai klausė, sako, Prahladas, sako, iš kur tu sužinojai? Tai jis papasakoja, kai jis narado jo dvasinis mokytojas, kaip jis gavo, daryšiuose jis gavo žinias. Tai vaikai patikėjo, pradėjo žiūrėti, jiems sekasi viskas, reiškia, pradėjo dvasiškiau gyventi. O tie vaikai visi buvo demonų vaikai, reiškia, demoniškų šeimų vaikai. Mokytojai pasidavė, reiškia, nubėgo pas Hiranyakšipų, nors jie bijojo, nes Hiranyakšipų iš kartą likviduoti, jeigu nesugebė. Tai jie sako, nežinom ką daryti, iš kur jis gavo tos mokslus, nežinom, bet visi klauso jo, reiškia, mes nebesitvarkom, ką daryti. Ir Hiranyakšipų, daug čia istorija visa tokia yra. Jį išbandė, savo sūnų pasikvietė. Iš pradžių jis buvo teisinga, dar vieną kartą buvo pasikvietęs, sako, ką tu išmokai, žinai, kaip sako, kad mylim savo vaiką, tai ką pasistūmėm ant kelio, glostam, uostam jo plaukus, sako, tai tokia meilė, tai va, ir čia sėdi pavostą, o, tai gerai, reiškia. Tokia, tai jis taip pat išreiškia meilę savo vaikui, paglostė jį, sako, sako, ką tu gerą išmokai, reiškia, kas tau patiko. Ir Prahladas sako, kaip jis ten išreiškia, kad sakė, tėvė, reiškia, apie dualybę, ką? Jo. Ne, tai va, sako, tėvė, sako, nesupras tie, kurie gyvena materialiai, jie nesupras va šito, kad materialus gyvenimas dualybė, jie nesupras, kad jis yra praktiškai kančia, kad mes todėl ir gimsim, augsim ten, vėl mirsim ir suksime samsaros ratu, kramtysim, kas buvo kramtytai mūsų praeities, reiškia, tų jau palikonių. Jis sako, todėl tėvelė, sako, geriau būtų, reiškia, atsisakytos dualybės, reiškia, pradėti tarnauti ir garbinti aukščiausiai, taip reiškia dvasiškai gyventi ir išėti iš to materialaus gamtos, nes ten nieko nėra, čia viskas kramtyta, perkramtyta, kaip kupranagarius atrajoja, vėl kramta. Net tėvas iš karto nukajo, jam nepatiko ta filosofija. Jis dar susivaldęs, atidavė vėl atgal į mokyklą, sako, jūs toliau mokykit, pakeiskite, arba aš jūs likviduosiu. Jie dar mokė, bet baigėsi vis tiek, atėjo paskui mokytojai skųstis, kad neklauso jo. Tas jau Prahlada savo vis tiek filosofiją, sako, jis bhakti dėsto, mokiniai irgi bhakti tapo. Tada jau pradėjo kovoti prieš savo sūnų. Sako, demonas, kuo skiriasi nuo ne demono? Demonas, sakant, jam visi priešai. Bhagavad Gita 16 skirtas demoniškos natūros, tai praktiškai. Kas yra demonas? Aš, mano, viskas, kas aplinkui, viskas mano. Aš vieną nugalėjau priešą, dabar tą kitą. Toks jo gyvenimas. Tai, kai jis turėjo priešą Višnu, o čia sūnus Višnu vardą kartoja, didesnio priešo nėra. Tai jis darė, nuo kalnų mėtėje, nuo kalno organizavo, kad numestų. Nežuvo, skandino. Paskui į gyvačių lizdą metė, paskui kokiu dar ten variantų. Paskui tą, įsivaizduokite į sviesto podą įgy verdant įmeta jūs. Jisai tas
išvirė, žiūri, jis ten sėdi. Hare Krishna, ten Om Namo Narayana Namaha. Susur, kadangi švarus, jis nemėgo ko, dalybės nemėgo, kad, sako, jis nemėgo pagrindinio dalyko, kad yra priešai, draugai, ten įmokė, kad čia yra priešai, čia draugai, su priešais taip, su draugai taip, kaip priešą padaryti, ne priešų, kaip tas, reiškia, toks mokslas mūsų, ne, praškai. Jam tas nepraėjus, jis, reiškia, kaip yra taip viskas. Yra čia idėja, jie reikia tarnauti, reiškia, jis taip dėsto, reiškia, tai atrodo naiviai, bet jis buvo tyras baktas, jis natūraliai taip jam. Ir visos artai, jam nesvarbu, krenta nuo kalno, krenta į upę, krenta į jūrą išmetė, nuo kalno numetė, paskui į ugnį metė, į ugnį, ugnis nes nepalėtė. Tas, kuris organizavo, sudegė, o tai jam nepalėtė, ir taip toliau, ir visur jis reiškia. Tai Prahlada Maharažės yra baktas, Nirsimha Deva baktas. Ir kada ant galo Hiranyakashipu jis turėjo visas jėgas, jis panaudoja pats jėgą savo mistinę. Iš pradžių mokytojai panaudoja mistinę jėgą, mokytojai turi mistinės jėgas irgi. Ir jis panaudoja, aišku, mokytojai demoniški buvo, tai jis panaudojo, iškvietė astralą, faktiškai, iškvietė pabaisą baisį. Darė jagės, irgi aukas, o demonai daro jagės, mes čia irgi darysim, taip? Bet čia pusdavio aukos, tai yra vedinė kultūra, o ten yra demoniška kultūra, daro aukas, mistinės visokias, kad gauti, reiškia, maginės, iškvies magiją. Į tokią padarą iškvietė, kuris jam nesvarbu. Jam užduotis, kas kvietė ir kokiu tikslu. Sako, o šitą paimk. Ir jeigu jis paima, jis gali paimti. Bet jeigu jis nenugali tą, kurį nurodė, tai jis grįžta ir nužudo tą, kuris iškvietė. Tai praktiškai magija yra. Tai sako, Leningradė labai daug kačių turi ten tokios senos raganas. O kam, klausia, tos kačiukus taip labai myli? Tam, kad nužaibuoti, reiškia, kaip atgrįžta reakcijos, tai koks kačiukas krenta. Ta prasme, pakišam. Bet vis tiek turi būti auka. Taigi mokytojai tie iškvietė tuos padarą, sako, Prahlada. Prahlada stovi su mokinukais ten, reiškia, sudėjęs rankas, viskas ramiais, parodė jį, į tas tą baisį padaras, baisį tokia ragana. Eina jau Prahlada, jau džiaugiasi, kad čia bus nesytės. Ir tai visi išlakstė, tai draugai įsigantė. O Prahladai, kad niekur niekas stovės, tai pradėjo Om Namo Narayana Namaha, Om Hare Krishna, irgi tas pas mums. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Taigi, čiupa metai tą jį, į tą podą, kur vyrė tą auką, reiškia. Visokių ten darė situacijas, bet jis turėjo šarvą ir negalėjo, jeigu taip trumpiau, nieko negalėjo paveikti. O tada jie supyko ir grįžo prie tų, kurie iškvietė. Tai sako, pasigailėk. Aha. Reiškia, taip ir nužudė tos demoniškos mokytojus. Tokia situacija. Tai va, mokytojai irgi nenužudė jo. Ten kita dar istorija, kaip ten Prahlados ir širdis, kokia buvo, kai jis ten išmėgė Višnu, kad tos mokytojus atgaivintų ir taip toliau, sako, čia mano gurudžiai, čia mano mokytojai. Jis priėmė taip, jeigu mokytojas, tai mokytojas gurudžius, jis priėmė mokytoją, pergyveno ir jis sako, ką aš užtarnavau tau viešpatį, Višnu, padaryk taip, kai ją, reiškia, atsigautų. Ir jis padarė, ten atsigavo, reiškia, mokytojai, ta prasme, parodo ta istorija yra parodo tą visą moralę, tą priešybę visą, kas yra, kada žmogus doras, kaip gyvena, kaip nedoras, kaip savo diplomatijos, savo politiką, kaip gyvena, ta prasme. Tai va, negalėjo nužudyti. Ir tada tėvas pats klausė jo, sakė, klausyk, sako, iš kur pas tavai tokios, reiškia, tą baktį, iš kur pas tavai? Iš kur tokios jėgos pas tavai, ta prasme? Jau klausė pas Prahladą. Prahladas sakė, tėvė, sako, jeigu mes gyvenam materialiai, tai yra priešybėje, dualybėje, mes negalim suprasti dvasinio gyvenimo. Ta prasme, ar tai patys asmeniškai, arba kolektyvę susirinkę, nagrinėti, jeigu nagrinėti patiems, ta prasme, mes nesuvoksim. Sako, todėl tėvė sako, aš jėgą gavau iš to, iš ko ir tu gauni. Todėl tu atsiduok tam. Ir viskas bus ok, viskas tvarkoj.
Ir tu suprasi, ir kaip sakant, ir pasieksi tobulumą. Bet kadangi demonstruoja tėvas atvirkščiai sako, dar labiau įsitina, reiškia vyšnų atsiduoti. Taip situacija tokia ir yra. Kad asmeniškai mes tik malonę galim gauti. Kodėl mes kartuojam tą mantrą? Čia kaip tai kūdikis šaukiam mama, 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 duok pieno. Neprakne, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Tai kada išgirsta, pamaitina mus, duoda malonę. Taigi, sako, reikia tėvę gauti malonę. Aišku, jis nenorėjo tos malonės, kadangi jo priešas didžiausias Višnu. Todėl jis pradėjo klausinėti, tai kur tavo tas Dievas? Mes girdim irgi materialistai sako, kur Dievas, parodyk Dievą. Tada aš, reiškia, gal ir patikėsiu. Tai ir tėvas sako, bet jau piktai sako, parodyk, kur Dievas. Jis nori, kaip sako, objektą, jam reikia nuo savo ir piktą išlėti. Sako, visur Dievas, sako, ir tavo širdį Dievas, ir visur yra Dievas, ir, kaip sakant, ir atome, ir tarp atomų, ir širdyje, kiekvieno mūsų širdyje yra, ir sako, ir tavo širdyje, ir tu gauni visą jėgą iš jo, reiškia, ne iš ko kito. Tai sako, tai ką, jeigu jau yra visur, tai rodo į koloną, sako, ir toj kolona yra. Sako, ir toj kolona yra. Nu, sako, tai jis pasimė tokį vėzdą, ir prie kolonos ir trenkė į tą koloną, reiškia, stiprus buvo. Viešpas ateina, kaip čia ir mes pradėjom tą kalbą, paritranąją sadgunam vinašoje, čia duškritam, kad ateinu aš išvaduoti savo baktus ir nubausti nusidėjėlius ir atkurti dharmą. Taigi atėjo jis ir tai iš kolonas tada išėjo. Jis sutiko ir iš kolonas išeiti. Ir išėjo pusiau liūto, pusiau žmogaus. Tai yra, ta prasme, visą pusinę, tokia, kaip sakė, kaip tas yra nekašipų. Nei tas, nei naktis, nei diena, nei žmogus, nei tas. Tai vos išėjo, nei tas. Ir į ten mūšės vyko, pasiguldė savo ant kelių. Reiškia, nei danguje, nei rojinės plan, nei apačioje. Ant kelių, reiškia, ir nei dieną, nei naktį, kaip tik buvo vidurnaktis, nulinis. Ir tada savo nagais, jokių ginklų, jis savo nagais, per plėšiam krūtinę, matot, čia yra čia pas mane. Na, kai atsimenu, kai pradėjome, mes pasikabinam, buvo daug dailininkų, tai pritapė visų paveikslai buvo šitą Hiranykašipų suplėšimą su krauju, ten tos žarnus ištraukė visą. Ir ateina mano uošvė, su dukterimi ir su kita, reiškia, su dviem dukterim, reiškia, čia aš vyras. Gerai, kad ten buvo labai daug, pas mane kaip sandėlis buvo, jie juos ten persikvietė, pas mane vienas kambarys buvo sūnaus iškabintas vien paveikslų, jų darytų ten. Ir dabar, sako, tu pažiūrėk, matai, ką jis garbina. Čia motina išsigandusi, tai aš. Bet švogeris buvo, reiškia, tai kitos jau žmonos sesers vyras. Žiūrė į Radha Krishną. Ne, sako, žiūrėk. Čia meilė. Tai vat, jis išvadavo, Radha Krishna išvadavo mus. Taigi, ta forma rūsti yra tokia, kad čia yra piktis, inkarnacija pikčia. Ant tiek, sako, kai baktą užkabina, už tai sako, labai sunku, nereikia žiedinėti baktų, ar ta mintimis, ar ką, iš karto reakcija, jis pas Krishna rūpinasi. Tai va, jis suplėšė tą prasme. Tai mano taip žiauriai. O Hiranykašipų buvo kas yra, kaip sakant, jo situacija buvo, kad dualybė jis dėl aukso kovoja, dėl minkštos lovos, daugiau nieko jam nerūpėjo. Tai va, reiškia. Ir taip išvadavo. Tą atstatė dharmą religinį, atstatė vėl tvarką, vėl pusdėlė gyvena savo vietoje, jie savo daro. Demoniški pusdėvė gyveno astralė, ten savo tvarko, žmoniškos būtybės savo dharmą atlieka, kaip sakant, čia irgi rūpinasi, kad ateina, kaip matom, čia ten ateina, čia aiškina, sankirtną įvedė, Krishnos mantra, šlovinimas aukščiausio, reiškia, įvedė tvarką, statė tvarką. Bet jis buvo tik įsiutęs, kadangi čia Dievo yra piktis, kad visi įsigando, susirinko. Dabar reikia nuraminti aukščiausiai, jis ten kaip liūtas, jis reumoja, ten viskas suplėšė, jis nori likviduoti visą visatą, kadangi to visatoje tas įvyko tokie dalykai. Ir dabar visi viens į kitą žiūri, pusdėliai neturi jėgų, bijo prieiti iš tolo, reiškia, Brahma irgi net Šiva bijo prieiti. Lakšmi, pakvietė Lakšmi atėjo iš Lakšmi bijo, nematė tokio vyro savo dar, tokioj baisioj formoje.
reiškia, jis rivoja, reiškia, tai tada Brahma paglostęs petį tam Prahladai ir pastumėjo, reiškia, Prahladai, kadangi jis duališkumo neturi, jis iš karto priėjo, reiškia, prie Nrisimhadevos, Dandavatas, nusilenkė ir, reiškia, girliandą užkabino, čia yra girliandą kabina, girliandą užkabino. Jis gražiai ten kreipėsi, gal tą istoriją, aš jau užmygo turbūt, ne? Reikia baigti. Taigi, jis kreipėsi labai gražiai, sako, aš negaliu tau sudėti viešpatį maldos, vertos, kadangi, nes aš suprantu, kad aš niekada per tą maldą negaliu perduoti tau, tokio kažinką, kad tave patenkinčiau, kadangi tik tarnaujant tau, galima gauti tavo malonę. Todėl prašau tavęs, daleiskim ten, jisai prašo, kad leis man taip toliau tarnaut, kaip sakant, tik tai tarnybą pasimelti. Tai viešpas buvo labai patenkino. Jis pasisodina ant kelių savo, paglostė galvą, pauostė, kaip jis savo dukterį pauostė, plaukus, gerlytę pauostė, paglostė. Ir baigėsi ta istorija. Prahlad Maharaj Nrisimhadev Ki. Gal kokie klausimai, komentarai? Kodėl dvasinę formą turi? Ne, Šiva turi dvasinę formą, kad nuskaitos pusdėlį. Aš nesupratau. Šiva jau skaitos pusdėlį. Jis turi amžiną formą, dvasinę, tai čia kanonė. Nu tai yra Šivas trijų lygių. Todėl sakoma, kad mes Advaita Čarya mes turėjom pačią tatvą, tai praktiškai. Ir turėjom penkius, tai yra Advaita Čarya, Nitinanda, Čaitanija, Dadadhara ir Šivas. Tai kas jie yra? Advaita Čarya yra Šiva. Toliau eina antras Nitinanda, tai yra Balarama arba Višnu. Vidury Čaitanija, tai yra pats Krišna savo žmonos Radharanėje nuotaikoj. Jis nori sužinoti, kaip jį myli mane, kaip jį jaučia, ką jį jaučia, reiškia, tai Čaitanija. Šalia Gadadhara pati Radharanė. Ir toliau yra Narada. Tai Bhaktas, tyras Bhakta. Tai va, jeigu mes norim pakilti šiek tiek, mes susidurėm su astralo, tai praktiškai, su Šiva susidurėm. Bet yra Šiva Durga, yra materialiam visatuoj apačioj, yra mūsų valdo, tai yra kalėjime mūsų, paskui yra Sada Šiva, tai yra švarus Šiva, kuris yra dvasiniam pasaulyje. Ir jis yra vartai. Jeigu nuvažiuosite į Vrindavaną, kiekvienoj šventykloje arba, matot, yra, arba sako, Vrindavane, jeigu norėt pajust kažinką į gylį įeit, nes galite kokią pamatysit keulę, sakys, va, Vrindavane, keulė vaikšto. Bet kad pamatyti dvasišką ką nors, reikia gauti, turėti dvasiškumą šiek tiek, kad turėti regėjimą, kaip ir tu klausimą kėlė, Sačitananda Vigraha turėti. Reiškia, be dvasinio regėjimo, be dvasinės klausos, mes negalim dvasinį pasaulį pažinti. Tai vat, todėl šventoj vietoje Vrindavane, daleiskim, yra Gopešvara, šventykla didelė. Ir nuvažiavę į Vrindavanę visi bėgam į Gopešvarą. Taip, prie Govardhano kalno nuveinam, yra Šivos, kur ten verkia Gopės, reiškia, verkia Šiva, ten kažką, nežinau, kokią ten rolę vaidino, bet jos, reiškia, Šiva verkia, teisingai, verkia dėl meilės Krišnai. Ta prasme, jo ašaras ir ešeras, įsmaudam, ne praktiškai. Nuvažiuojam, kur nors kita vietą, tai visur susidurėm su Šiva. Bet mums reikia skirti tos dalykus, kai yra Šiva Rudros formoje, kuris gimė iš Brahmos pykčio, taip praktiškai. Tai yra liktai inkarnacija atėjo, Šakti Aveša Avatara, Šakti atėjo. Ir yra tyras Bhakta. Tai va, kai mes susidurėm su tyru Šiva, tai kaip mes turėjom gauti iš jo įsivadavimą. Tai impersonalus įsivadavimas yra per Šivą. Per Sada Šivą, kuris medituoja visą laiką Višnu. Tai va toks dalykas. Tai va. Ir einant dvasiniu keliu nereikia ieškoti. Iš karto mes pasijungsim ir jie padeda mums, kadangi jie dvasiniam pasaulyje. Nes su jais pirmiausia susidurėm. Bet tai nereiškia, kad reikia jiems tarnauti, ta prasme, siduoti. Reikia gerbti viskas, bet einant tuo keliu jie padeda paprasčiausiai. O čia materialiai viso to mums padeda, Ganešas padeda,
kliūtis nuima, ne praktiškai. Nuo atsidavimo, jis nenuima tik kliūtis, jis nuima atsidavimo kelyje. Kad tik ir sako, tai viešpatė sako, aš suprantu, kad tik tai atsidavimo tarnybę aš tave galiu pamaloninti. Todėl duok man tą atsidavimo tarnybą amžiais, kad aš turėčiau ją. Tokie jau buvo prašymas. Tai va, jeigu darom atsidavimo tarnybą, automatiškai susidurėm su Advaita Čerija, tai yra su Šiva, susidurėm su Balarama, tai yra su Višnu formam, įvairiom, kokiam norim. Tai esam yra karatė visi Parašuramą garbina, taip iš ten iškilo viskas. Jeigu aš turiu kšatrijas, man mėgstu ten sportą, ten aš galiu daužytis, man reikia tą kūną į savį, tai aš galiu Parašuramas, o jis davė visą mokslą, kaip ten daryti. Aš visą dieną, reiškia, treniruosius ir aš garbinu Parašuramą ir žiūriu, aš jau su Šiva kalbu, Šiva davė ginklą, davė mantrą, davė, kažką priešą, kaip nugalėta, padeda. Arba bet kokį dalesnį dvasiškumą norim, vis tiek mes turim susidurti su impersonaliu brahmanu. Mes kartuojam mantrą, po kiek laiko žiūrim, kad, aš noriu energijų, kažin kokį, aš jaučiu tas energijas, jau man įdomu, čia, kaip sakant, o čia Durgos energijos. O jeigu mes gausim Parvati, Šivos energijas, to jau švarios energijos, jos yra dvasinės energijos. Jos mums duoda išsivadavimą, Brahma būta parasmana saučatina kankšati. Tai praktiškai. Tai ar eisim personalių kelių, ar mūsų kelių dabar Hare Krishna, mes tą prieisim. Brahma būta, tai yra ta stovi impersonalų išsivadavimą, reiškia, dvasinė lygį sačit, ananda. Tai yra sat, amžinybė, pajusim, čit, žinias, dvasinio proto, dvasinės instrumentais, tai yra materialiais proto, materialių instrumentais, o mes negalim suvokti dvasinio pasaulio. Tai jau sako, reikia malonę. O malonę, kai gaunam, šakti gauni. Tai yra susilieti su dvasinė ir pradėjai, kaip sakant, žinias gauni dvasinės. Todėl nepriklausoma, sako, ar tu būsi toks žmogus, ar tu toks įsilavinęs, ar toks. Jeigu tu gauni dvasinės žinias, nes jos yra nieko bendro neturi su dualybiniu dualiniu pasauliu. Tame problema yra, kad mums gauti, per ką gauti, per atsidavimą. Tai Prahladai ir sako, aš suprantu, kad aš tave nepamaloninsiu jokiais kitais būdais, kaip tarnaudamas tau. Todėl leis man tarnauti, aš suprantu, kad gausiu malonę. Ir tam ta malonė ir yra personalus brahmanas, tai yra sat Šiva. Šiva tyras, Šiva, iš kurio išeina kiti Šivos. O jų yra rudrų 12 yra čia pasaulyje, tai praktiškai, kurie naikina, jau užduotis naikinta, pasaulį sukūrė, sunaikina, jis sunaikina, Brahma sukūrė, Višnu palaiko. O su Šiva, jis visą laiką medituoja, jis visą laiką tyras, jis su materialia gamta neprisiliečia, prisiliečia jo ekspansijos.